Treneri, tai ko pritrūko? Ko pritrūko gal pabaigoje per tas paskutinės 2 minutės, kai ne pabaigoje. Vieną tašką deficitą. Ne pabaigoje. Pritrūko tų metimų, kurios turėjome mesti. Iš po krepšio. Aišku, be abejo, aišku, pritrūko tritaškių vėl eilinį sykį, kurį mes, šiandien 14% pataikėm. Bet aš manau, vyrai šiandien atidavė visą, ką galėjo, tikrai kojas ir matęs gynyboje tikrai buvo nusiteikę ir štai mačio, aišku. Bet šiandien Fortuna buvo Prienų pusė. Treneri, antram kėliny jau likot be 3 žaidėjų dėl 4 pražangų ir per pirmus 2 kėlinius pražangos buvo, jeigu neklystu, 14-6 mūsų nenaudai. Sakykit, čia normalu? Reikia prisitaikyti, aš pasakysiu taip, aišku. Nenoriu aš komentuoti to dalykų, čia yra... Jis švilpia taip, kaip švilpia. Teisėjai yra, jie mato, yra kaip yra. Treneri, šiandien pavyko sustabdyti Prienų puolimą. Buvote išnagrinėję visą šitą reikalą? Taip, mes ruošiamės be abejo. Be abejo, ruošiamės prie kiekvieno atskiro žaidėjo, kaip kas puola, kaip kas atakuoja. Dalinai mums pavyko. Aišku, pabaigoje tos keletą klaidelių, kurios mums galbūt pakišo koją, kad mes pasiektume pergalę šiandien. Treneri, šios rungtynės turbūt įrodo, kad gali kauti su visom komandom, nes Prienų Rūdupis iki šiol namuose žaidė labai gerai. Be abejo. Aš manau, kad mes galim, aišku. Aš manau, tai pradžia sezono dar tik tai čia yra, kas čia mėnesis laiko, 2 mėnesiai tik mes eksportuojam, tai visi pajaus, o ten kaip kautis, tai kiekvienas varžybos mes einam ką išlošti, o gaunas kartais, kad ir prašiau sulošiam, kartais gerai išlošiam, sulošiam, o gaunas visumo einam visą laiką, kad tik tai išlošiam.